po 2 ratų reguliariajame sezone. Tai minutės pertraukėlių metu. Čia koks blokas iš Livijos Sakevičiūtės. Wow! Kaip cementuoja savo baudos aikštelę Livija Sakevičiūtė. Užkaitė vėlgi arčiau krepšio, žaidžia viena ir štai apie ką ir Kalkaitė. Pranerė tarp kelių varžovių, meta pro kito lanko pusę. Gabija Meškonytė žaidžia 1-1 prieš Rasą Žemartauskaitę Matlašaitienę. Šiek tiek greitesnė yra Meškonytė negu Rasa. Į neblogą knockdowną. Dalia Belickaitė, jos puikus perdavimas Gabrielei Gutauskaitei. Laurita Jaučiūtė iš toli atakuoja 3 taškai. Gutauskaitė. Puolimo Hoptrans Arenos Ražkova atakuoja iš toli. Gali tikrai jį pagerinti. Gutauskaitė gauna bloką nuo Dovilės Šarauskaitės. Greitais perdavimais, greitais prasiveržimais. Pagrindinį varžovų gynybą. Belickaitė netakuoja pati perdavimas Gutauskaitė. Ši iš 3 taškų zonos 3 taškai. Mobili, kokia greita, kokia erzinanti yra Hoptrans Arenos komandų gynyba. Krepšio, ieško takos teisinio, Šarauskaitė pražangos. Ji yra stabdoma pirmuoju kartu, tačiau atsikovojusi kamuolį puolį gali būti per daug rizikinga. Dalia Dončikytė, kad visiškai laisva. Tai taip, nepataikyti tritaškių metimų, iš karto nebeturi svarbaus ginklo ir varžovės gali tuo naudotis, palikdamos laisvų situacijų iš tolimesnių distancijų. Valdžiūnaitė atakuoja Meškonytę. Nėra pražangos puolime, nėra žingsnių. Ir Gabija Meškonytė pelno 2 taškų pliusinėje situacijoje, negu turėti deficitą prieš antrąsias pusfinalio rungtynes. Štai blokas, kurį išrašo Justina Kraujūnaitė Baronienai, taigi rungtynių pabaigos. Perimtas kamuolys, Dalia Belickaitė skuba ataka 2 taškai. Vėlgi kovojama dėl skirtumo po 2 rungtynių. Dalia Belickaitė gauna bloką, Baronienai iš toli reikia 3 taškų, 3 taškai yra. 69-70, kova prameta 2 baudų metimus. Ojojoj. Štai taip, baigėsi rungtynės, Baltarusija galėjo išvesti savo komandą į pergalę, prametė 2 baudų metimus. Ką padarysi, toks yra gyvenimas, tačiau tai tikrai nėra pasaulio pabaiga. Bus atsakomosios pusfinalio rungtynės, o dar atrodo ir pražanga yra fiksuojama, taip, ir reiškia 2 papildomus baudų metimus. Viskas baigėsi ne +1, o -3. Toks yra negailestingas krepšinis, neužpulsi tu, užpuls tave. Taigi pirmosios pusfinalio serijos iš 2 rungtynių. Rungtynės baigėsi 72-69, dvikova laimi Vilniaus Kibirkštės komanda. Įdomios rungtynės ir reikia tikėtis, kad ne ką mažiau įdomesnė dvikova mūsų lauks ir Vilniuje. Atsakomasis mačas tarp Kibirkštės ir Hoptrans Siren. Taigi aš sporto komentatorius Rytis Kazlauskas su jumis atsisveikinu, linkiu gero antradienio vakaro, mielieji, pailsėkite po darbų, po mokslų, o mes susitiksime jau ateityje. Iki.